sargas naktį įlenda laboratoriją. Eksperimentiniam katinui atneša rūkytas saulytės puodelį. Eksperimentinis katinas drybso, elektros srove maitinamas, gardžiai kvepianti silkė apetitą sužadina jam. Katinui varva seilės, sukrūtina katinas ūsus, laidus nusispardo katinas prijungtus prie jo ausų. Sargas labai išsigąsta mokslišką eksperimentą suardęs ir pats mėgina prijungti katiną prie elektros srovės. Katiną nukrečia šiurpas, mikliai katinas trypteli ir sudaužo stiklinę kolbą ir paleidžia nuodingas muses. Nuodingos musės raudonos, vos tik pajutusios laisvę, mikliai kiaušinių prideda ore ir jų ima daugėti. Sargas tveria iš stalčiaus svarbų labai dokumentą, pradeda jo mosuoti daužyti raudonas muses. Susvirtęs piečius įtūžęs raudonos musės pasiunta įkyliai pradeda lysti į papūgusias sargo akis. Sargas jau nieko nemato, vien tik raudonas spalva ir truputėlį juodos. Kas čia galėtų padėti tirščiausiame mūsų pasaulyje man instituto sargui šitokioje bėdoje? Žvirblis galėtų pagelbėti, visas čia muses iškapoto, pilkas ar rudas žvirblis, vienas man ir tas pats. Katinė kertanti silkė, šviešieno, žiūrėk pilnas kiemas, žvirblių geriau reik pagaudyti dabar, jie riebus labai. Aš eksperimentinis katinas, nuo mestiško maisto atpratintas, dirbu tik pusę etato, maitinuosi aš elektra. Sargas išbėga į kiemą, baisiai mosuodamas rankomis, neria akacijos krūmą, žvirblį reikia pagauti. Žvirbliai iš miego pabunda, pradeda čirkšti įkyriai, įtūžusi sargą išvydę purptelį aukščiau. Sargas akacijos krūmą drūčiai apglėbęs rankomis ima krėsti ir purtyti, gal kaip kliaušiai žvirblis nukris. Žvirbliai gudrus be galo čirškia, kad tik neužmigtų aštriais nagais įsikibę laikosi ant šakų. Aušta jau rytas bjauriai nugarą bėga pagaugiai vieną, nors patį mažiausią žvirbliuką reikia pagauti. Instituto direktorius griežtas, baltais dantimis sugrieždamas, darban atkaušė šalygatvių, nors dar nėra 9. Viena akimi pamato sargą purtantį klevą, sargas viską papasakoja, nusižeminęs prašo atleisti. Nieko nėra nepadaroma, maloniai sako direktorius. Jei nori pagauti žvirblį, medį reikia nupjauti. Reikia jį pjauti tyliai, kad žvirbliai klastos neįtartų. Iš mūsų pjūklą atneš man ir į rozetę įjung. Sukaukia pjūklas baisiai taip, kad žvirblį apkursta. Sargė, matai, kaip pasisekė, jie nebegirdi jau. Klevas storą nušnioja ir visas su žvirbliais įgrūda ten, kur privisė mūsų tiek, kad nėra ko kvėpuoti. Žvirbliai muses kapoja, katinas žvirblius gaudo, direktorius sargui paspaudžia ranką ir sako, valio.